Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad Tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu Tave su gilia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malonę, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtų į motiną. Šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau. Mano angelė sargė, užtarkit mane. Šiandien sekmadienis, Jėzaus prisikėlimo diena, kas savaitę sekmadienį minime Jėzaus prisikėlimą, būtent todėl į šventąsias mišias einame sekmadieniais. Ir šiandien bus aukojamas ypatingos mišios. Dabar koplyčioje, ši malda vyksta koplyčioje, jei būtum toks labai atidus, gudrutis, pastebėtum, kad koplyčios spalva, tabernakulio apdangalas, taurės apdangalas yra baltos spalvos, nors įprastai tokiu metu jis turėtų būti kaip ir žalios. Ir taip yra todėl, kad šiandien yra šventė, ypatinga diena, Jėzaus paaukojimas šventykloje. Tavo Jėzaus šventė. Ir sveikiname tave šį rytą, juk tavo šventė, kaip paprastai pasveikintume visus savo brangius asmenis. Taip panašiai sveikiname ir tave. Prisimename Jėzaus paaukojimą. Ir tai yra pirmosios tavo Jėzaus žemiškojo gyvenimo savaitės. Evangelijoje apie tą momentą pasakojama taip. Pasibaigus Mozės įstatymą numatytams apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę, paaukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties įstatyme. Ir duoti auką, kaip pasakyta, vėlgi Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba 2 balandžiukus. Marija ir Juozapas nunešė tave, Viešpatė, į Jeruzalę, tiksliau į Jeruzalės šventyklą, kaip mūsų dienomis. Kartas nekartą žmonės sako, einame į bažnyčią, pabūti, arba einame pasimelsti, arba dar galėtų sakyti, einame pasiklausyti. Ar tai šventųjų mišių maldų, ar pamokslo, ar bendruomenės narių, ar ko tik bebūtų. Tada Marija ir Juozapas taip pat eina į šventyklą, bet eina kitų tikslų. Eina ten ne šiaip pabūti, pasėdėti, kad nusiramintų, net ne tam, kad paprašytų pagalbos dėl to, kad būtų patekę į bėdą, nors rūpesčių turėjo. Skaitėme Evangelijoje Viešpatie, kad vaikystėje turėjo rūpesčių ir tokių nemenkų. Bet ne, šis iki eina į šventyklą tam, kad padarytų auką, paaukoti, pašvęsti tave, Viešpatie, Dievui. Ir kartu paaukoti auką, kaip numatyta žydų įstatyme. Tas porą purplelių arba 2 balandžiukus, porą paukščiukų. Taip ir padarė, pašventė tave ir paaukojo. Tai aktualu ir mums, nes kas sekmadienį einam į bažnyčią, turime šventyklą, einame į šventyklą, taip pat ir mes. Nebeaukojame paukščių ir gyvūnėlių, nes tiesiog nebereikia to daryti, bet per šventąsias mišias tebevyksta auka. Per šventąsias mišias nekruvinu būdu aukojame tave, Viešpatie Jėzau, ant altoriaus. Tu tampi duona ir vynas tampa tavo kūnu ir krauju ir tai aukojame Dievui Tėvui. Tai nėra nauja auka, atnaujinama, ji pasikartoja, tai yra ta pati auka, kuri įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų, bet auka, kurią aukojame ir mes, šventosios mišios. Taip pat ir mes per šventąsias mišias aukojame, vienijame, tiksliau sakant, su Kristaus auka ir kitą auką. Aukojam Dievui save pačius. Kartais sakoma taip gražiai, galbūt šiek tiek iškilmingai. Krikštu tapome savo pačių gyvenimo kunigais. Tai yra būtent aukotojas. Kunigas reiškia aukotojas. Ir aukojame tada visą savo gyvenimą. Ir visų pirma, aukoju visą savo gyvenimą Dievui
per šventąsias mišias, būtent per šventąsias mišias. Taip pat ir tu, Jėzau, buvai paaukotas, pašvęstas Dievui. O dabar kartas nuo karto girdim tuos žodžius kaip pašvęstas ar paaukotas. Ir jei, Jėzau, tavo akivaizdą galvočiau, ką reiškia tie žodžiai, būti pašvęstam, būti paaukotam, ką reiškia pašvęsti ar paaukoti. Ko gero, šiandien būtų net sunku suprasti, ką tai taip normaliai reiškia. Kartas nuo karto girdime žodžiai, jos girdime, galbūt net kartas nuo karto pasakome, bet ką tai tiksliai reiškia, būtų galbūt sunku atsakyti. Pašvęstas, toks šventas, artimas Dievui, be abejo tai tiesa, ne? Toks šventas žmogus ar šventas daiktas kažkas, kas susijęs su Dievu. Dievo palaimintas, todėl Dievas saugomas, be abejo. Būtent todėl dažnai žmonės nori, kad palaimintum daiktus ar gyvūnėlius ar namus. Žmonės įsirengia butą ar namą, kviečia, nežinau, kunigas ateina ten su savo pašvęstu vandeniu, apeina visus kambarius. Norim tuo tikslu palaiminti namus, mašinas, vaikus, gyvūnėlius. Norim Dievo apsaugos ir be abejo viešpatie Dievas mus saugo, mus lydi. Bet žodis pašvęstas yra dar stipresnis. Tai beveik toks teisiškas žodis. Ne? Padaryti kažkieno tai nuosavybę. Padaryti tam tikrą dalyką Dievo nuosavybę. Nebėra mano. Na? Ir tai jau yra stipru. Visas gyvenimas yra paaukot, dovanotas, pašvęstas Dievui, pavestas Dievui. Altorius yra paaukotas Dievui. Ant altoriaus nelaikome knygų, altoriaus nenaudojame, nežinau, kokiam tai vaišių stalui, nors, sakytum, būtų graži vieta. Arba taurės nenešami valgomai. Na, tai dalykas pašvęstas Dievui, tai Dievą. Nenaudojam kitais tikslais. Liturginės knygos nenešam tiesiog šiaip sau, kad paskaitytume į svetainę, paprastai. Skaitim per šventąsias mišias, tai priklauso Dievui. Naudojam tai tik per šventąsias mišias. Ir taip visas gyvenimas. Jei taip pritaikai visą gyvenimą pagal tą pačią logiką. Tai yra stipru. Ką tai viešpatie galėtų reikšti? Gyvenimas tavo, veiksmai tavo, žodžiai tavo, na. Ir vis dėlto mano rankose, mano kontrolėje. Atmesti iš savo gyvenimą viską, kas Dievui yra priešinga, atmesti nuodėmę, na, be abejo, pirmas žingsnis. Kad tas gyvenimas, kuris yra Dievui pašvęstas, tikrai toks ir būtų. Viskas, ką darome, vėlgi, kad būtų Dievo garbiai. Todėl, kad tu taip nori, to, ko tu viešpatie nori. Nori, kad mokyčiausi, nori, kad baigčiau rekolekcijas, nori, kad būčiau tavo akivaizdoje maldoje, bent kurį laiką. Pašvęstas, toks, kuris priklauso Dievui. Tu, Jėzau, taip pat buvai paaukotas šventykloje ir per šią šventę primeni man, kad ir aš esu Dievui paaukotas. Kiekvienas, kas yra pakrikštytas, Dievui yra paaukotas. Tas, kas yra sutvirtintas, kas priima sutvirtinimą, tą taip pat patvirtina. Paaukoju, pavedu visą save Dievui. Jei tas krikštas įvyko paprastai, kai buvo maži, dėl to, kad ko gero, mūsų dar nelabai klausia, ar norim. Sutvirtinimas patvirtina tą pavedimą ir tą padarom patys, savarankiškai, protingai. Ir tai taip pat vyksta, pasikartoja per šventąsias mišias. Pavedam, paaukojam save, visą savo būti Dievui. Sunku pasakyti, kaip visą tai taip skamba. Galbūt skamba gana reikliai. Ir taip, ko gero, ir yra gana reiklų. Keičia gyvenimą, ne? Tas supratimas. Reiklų, bet vėlgi nieko, kas būtų nepakeliama. Tai Jėzau duodi pašaukimą, duodi tuo pačiu pagalbos, kad galėtume tuo pašaukimu eiti, kad galėtume eiti savo keliu. Gyvenu su Dievu, gyvenu taip pat
kartu su jo pagalba. Šventieji, sakom, šventieji žmonės. Šventasis Josemarija, būsime šventasis Karolis Akutis. Jis bus paskelbtas šventuoju šiemet po kelių mėnesių. Nepamenu tikslios datos, bet labai greitai. Visi jie iš esmės vieną ar kitą savo gyvenimo akimirką atrado būtent tai, kad visas jų gyvenimas priklauso Dievui. Toks teisingumo dalykas, bet tuo pačiu kažkas gražaus, priklauso Dievui. Reiškia Dievo lydimas, Dievo mylimas, Dievui labai brangus. Dėl to mus taip saugo. Galvoja apie kiekvieną iš mūsų, lyg būtume vienintelis toks pasaulyje. Ir mes patys Viešpatie labai dažnai taip apie save galvojame, nors tiek daug kitų žmonių yra, net mūsų aplinkoje, juo labiau pasaulyje. Šventieji irgi tą suvokia, kad turi pašaukimą, kad yra Dievui tokie vieninteliai, brangus, nepakartojami. Buvo vienas pasakymas toks labai gražus, tai priverčia susimastyti. Dievas sukūrė daug žmonių pasaulyje ir jie visi skiriasi. Tai sako, pagalvokime, jeigu Dievas sukūrė taip pat ir tave pasaulyje, negi sukūrė tam, kad būtum lygiai toks pats kaip ir visi kiti. Kam tave kurti būtų, ne? Dievas nekopijuoja. Kas, šiaip yra neįtikėtina, bet tikrai nekopijuoja. Net ir dvyniai, visi jie skirtingi. Šventieji tą atrado tą grožį, kad yra Dievui pašvęsti. Negalvoja, kad daro kažką papildomą ar kažką labai skirtinio. Negalvoja, kad daro daugiau negu, kaip mes sakom, reikia. Nes šventumas yra normalu. Tas, kas yra Dievo vaikas, yra šventas, nes pašvęstas Dievui. Tas, kas gyvena kaip Dievo vaikas, ir turi būti šventas. Tai normalus dalykas. Priešingas dalykas nebūtų normalus. Vėlgi, turėtų tave Viešpatie kaip brolį, draugą, bičiulį. Jėzus, mūsų brolis, bičiulis. Geriausias draugas, geriausias palydovas Dievas tėvas yra, mūsų tėvas. Suteikęs malonę. Ir normalus dalykas, kad su tavim bendraujam, kad norim tavim sekti tavo įsakymus. Tai turi tų gilių pasiekmių ir visą tai vėlgi sukasi apie šventąsias mišias. Todėl jose ir dalyvaujame kas savaitę, neretai netgi šiek tiek dažniau. Dievo įsakymai nėra sunkus. Duodi Viešpatie tam tikrus įsakymus, prašai vieno ar kito dalyko. Ir kokį tu Viešpatie prašai? Galėtume sakyti, pradėti nuo to, ko neprašai. Neprašai, kad laimėtume olimpiadą. Kažkokią tai. Kad laimėtume Oscarą, kokį Grammy ar Nobelio premiją. Neprašai būti genijumi. Neprašai, galėtume pridurti net ir tobulai paaiškinti katekizmo, ar tobulai atsakyti į vieną ar kitą klausimą. Per kokį tai katalikišką kvizą su sudėtingais klausimais, per kuriuos turim ten įtikinti ar kažką paaiškinti. Neprašai mūsų būti labai tokiais jau protingais. Nors vėlgi duodi dovanas, ugdymą, suteiki galimybės. Neprašai tai padaryti keistų, neįprastų dalykų. Paprastai neprašai, kad pasimtum plakatą, eitume per Gedimino prospektą, Laisvės alėją ir, trimituotume, kad ir tikėjimo tiesas. Neprašai keistų dalykų. Duoti įsakymus, bet vėlgi net neprašai garantijų, kad visada būsiu nepriekaištingas. Kai einam iš pažinties, gailimės, atmetam tą nuodėmę, bet neduodam garantijų, net ir negalėtume duoti garantijų, kad niekada tas nepasikartos. Ir priešingai, taip kartais turbūt giliai širdį turim tokį jausmą, kad tas tikrai gali pasikartoti. Ir tu vis tiek Viešpatie, kas būtų nuostabu, lauki manęs. Kaip sūnaus palaidūno. Vieną ar kitą kartą. Sūnus palaidūnas grįžo vieną kartą pas tėvą namus, aš gana dažnai grįžtu keletą kartų. Tada, ko prašai? Prašai būti normaliu. Normaliu, kaip būtų normaliu būti Dievo vaikui. Prašai mylėti Dievą,
mylėti kitus žmonės. Neprašai, nežinau, analizuoti, ištirti savo pasąmonės kampelius, tas dominuojančias ydas ir antrinės ydas. Neprašai kažkokios tai save analizės. Prašai būti, mylėti. Mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Ir prašai mylėti kitus žmonės, kaip save patį. Prašai meilės. Ir tam, kuris myli, Dievo įsakymai nėra sunkus. Ir vėlgi galėtume pratęsti. Tam, kuris nemyli, net ir patys akivaizdžiausi dalykai galėtų būti tokie nepakeliami, nesuprantami. Tam, kuris myli, įsakymai nėra sunkus. Iš meilės profesija, iš meilės kitiems žmonėms žmonės daro neįtikėtinus dalykus. Kartas nuo karto galbūt taip ateina toks svarbus klausimas. Tai ką darau? Ar darau iš jausmo, ar iš pareigos? Ir taip, ar imuosi tik tų dalykų, kurie patinka, todėl, kad patinka, tada, kada patinka, taip, kaip patinka. Savaime nėra nieko blogo daryti dalykus, kurie patinka, taip, kaip patinka. Ir netgi priešingai, reikia būti savimi, neapsimetinėti, pripažinti tam tikrus dalykus, priimti save. Taip, būtina, kad galėtume gyventi ramiai. Viešpatie galų gale tu mane sukūrei, nejaugi nori, kad kažkaip apsimetinėčiau. Kartais kiti žmonės sako, kad reikia daryti dalykus iš pareigos. Ir kas susijęs su tikėjimo dalykais, bent man taip atrodo, gal didesnė dalis žmonių taip jaučia, kad tie tikėjimo dalykai tikrai yra iš pareigos. Kaip katalikai sakytų, kaip katalikai darytų. Ar vėlgi taip nėra. Paprastai, kai dalykus suprantam šiek tiek giliau, jie tampa tokie natūralūs, normalūs. Kai jie suprantam. Yra dalykų, kurias tiesa reikia padaryti, reikia susitvarkyti, bet vėlgi, jie veikia tik iš pareigos, be noro. Viena vertus, galbūt ir net greičiausiai nepavyks. Ir Jėzau nejaugi nori, kad būčiau liūdnas. Žmogus, kuris daro tik dėl to, kad reikia, be jokio noro, greičiausiai bus liūdnas, baigs liūdnas. Ir tu man sakai, vėlgi, ne vien iš jausmo, būtų šiek tiek paviršutiniška ir labai nepastovu. Ne vien iš pareigos, nes tai tiesiog būtų liūdna, bet vėlgi iš meilės. Ir tokia ir paslaptis veikti iš meilės. Ir kaip turim tokių pavyzdžių, kurie paaiškina, ką tai galėtų reikšti. Šeimoje, duok Dievą, ko gero, pagalvojam apie savo brangius žmonės, apie savo tėvus, artimuosius, draugus. Daro tiek daug mažų dalykų ir paslaugų. Ir taip kasdieniškai. Ir taip kasdieniškai, kad net nesugebu iki galo to įvertinti. Turiu namus, galbūt, ko gero, kambarį turiu, asmeniškai turiu, išsilavinimą, tokias tikrai puikias perspektyvas. Visi turim telefonus, šiais laikais dėl to. Daug tokių dalykų. Ir kodėl gaunu tokias dovanas, kodėl man visą tai dovanoja. O aš tą tarpu dažnai net ir nepastebiu. Dėl mano gėrio. Iš meilės man. O tu Viešpatie, tiek daug man esi dovanojęs. Tiek daug man esi davęs. Gyvenimą esi man davęs, pasaulį, šeimą, sveikatą, protą, kultūrą. Dirbtinį intelektą, kurį mes patys kažkaip sukūrėm, vėlgi, ne patys, Dievo dėka, Dievo duoto proto dėka. Padeda labai daug ką suprasti, vėlgi net ir dabar pokalbėje. Kažin ar taip labai susijaudino, kai tai prisimenu. Tas akivaizdžias dovanas, didelės dovanas, kurias man esi davęs. Ir ko gero, tą priimu taip labai ramiai. Ir tu žinai tai. Ir kodėl vis dėlto duodi, vėlgi, dėl mano gėrio, kad man būtų gera, iš meilės. Būtų liūdna, iš tikrųjų liūdna, jei kada nors į galvą ateitų tokia nesąmonė. Kartas ėjau gatvę, sutikau vieną žmogų, jis jau buvo toks ne visiškai blaivus tuo metu, ir
buvo apsirengęs kaip kunigas, tada jis, kažkaip sugalvoja paklausinėti, kartais tai būna. Paklausė, kuo tu tiki? Tada sakai, tikiu Dievą, tėvą, ne. O jis sako, ne, tikiu tik savim. Tuo tarpu aš tikiu tik savim. Anas žmogus. Ką turi pasakyti tik savo jėgomis. Ir taip, nuoširdžiai tavo Jėzų akivaizdai pagalvokime, sustokime, ne. Ką turiu pasiekiu savo jėgomis? Nejaugi. Nežinau, tokiam jaunam amžiui turbūt akivaizdu, kad ne, taip nėra. Tikrai labai daug esu gavęs. Tam tikras sąlygas, žmonės, kurie manim rūpinasi, ir ne vienas žmogus, kuris manim rūpinasi, tie tėvai, mokytojai. Girdim turbūt apie daug nelaimių, kurios vyksta pasaulyje, ko gero tai nėra mūsų atvejis. Ir kažin ar kas nors galėtų viską pasiekti vien pats, bet tavo dovanų. Ir tu Viešpatie tikrai esi man daug davęs. Šventosios Jose Marija pasakoja apie vieną žmogų, vieną bičiulį, kuris buvo turtingas žmogus, kuris sakė, kalbėjo ir man regis tikrai labai išmintingai. Tikintis, turi gerą šeimą, tvarkingai, bet jis sakė, nežinau, ar esu geras. Mano žmona niekada nebuvo ligota. Aš pats niekada nebuvau be cento kišenėje. Mano vaikai nepatyrė alkio. Man būnant be darbo ir be skatiko. Niekada negyvenau gatvėje kaip benamis. Nežinau, ar esu doras žmogus. Ko būčiau ėmęsis, jeigu man visą tai būtų nutikę? Klausė jis. Ir tikrai nežinome. Tu Viešpatie žinai, bet suprasdami, kad esame labai apdovanoti, galim būti tau dėkingi ir pavesti tuos dalykus tau, aukoti tau. Ir maldos pabaigoje prašom tave Viešpatie išmokyti mylėti. Mylėti Dievą Tėvą, visą širdimi, visą sielą, visų protu, visomis jėgomis. Išmokti mylėti kitus žmonės savo, artimuosius, giminaičius. Prašom tos malonės, išmokti mylėti širdimi ir darbais ir paslaugomis. Maldos pabaigoje galim skirti keletą minučių tai asmeniniai maldai. Prisiminti tos dalykus, kurias galbūt laikom savaime suprantamais. Savo gyvenime, ar savo mokykloje, tarp draugų, net ir čia, kur esame. Pagalvokime apie meilę, kurią esame gavę dovanai, vėlgi dėl savo gėrio. Skirkim tam keletą minučių ir tai padės, atvers mane, kad ir aš veikčiau iš meilės. Vėlgi ne vien iš jausmų, ne vien iš pareigos, bet iš meilės.